Šiandien darbėj vyko toks, keistas įvykis man. Koks? Principė, vargolių gyvybę išgelbėjau. Oho, kaip išgelbėjot? Viskas prasidėjo kaip toksai smagus, linksmas pokštas. Man jis ir dabar, aišku, linksmas yra, tai dar tikrai kartosiu. Tai kaip tą gyvybę išgelbėjot? Tai tu manęs nepertraukinėk. Žodžiu. Aš kiekvienais metais inscenizuoju bankrotą. Čia tai kaip civiliniai saugoje yra tos sirenos kaukė, tai čia taip pat. Tai aš atėjau į pirmą salę, jau pagrindinę, kur daugiausiai tų vargolių darbuotojų dirba, išjungiau visus variklius ir tokio mirtinojo tyloj paskelbiau. Įmonė užsidaro. Bankrotas. Galite eiti į darbo biržą. Ir kas tada? Tai va tada visas linksmumas ir prasideda. Spektaklis tiesiog. Žodžiu, iš pradžių bobos, aišku, bliaut, pradeda verkt, vaikai, man šeima, dieve, vau. Vienas toks plikis rėkt pradėjo ant manęs, kad aš toks, anoks, trečioks, tai jau iš karto atleidau, senai atleistas. Trečias, įsibėgėjęs per langą, šoko į tokį konteinerį, kad ten tokios atliekos vaikam dešelės iš jų darom. O dar vienas keistuolis toks, žiūriu, jau dedasi prie kaktos tokį pneumatinį pistoletą, kuriuo mes galvys užmušinėjom. Ir nusišovė? Tai vos ne. Tada aš kaip koks herojus atsistojęs sakau, pajuokavau. Nieks neužsidaro, galit toliau dirbt. Tai jisai nuleido tą pistoletą ir viskas. Ir dabar taip ir išgelbėjau tam žmogui gyvybę, taip ir gaunasi. Tai jis man dabar visą gyvenimą liks skolingas. O kaip jis jums atsidėkos? Tai kad tas jau padėkos jausmas man jo neslėgtų taip jau baisiai, tai aš jam leidžiu po darbo meslyto dienos metu vakare pas mane atvažiuoti žolę nupjauti. Mano šunys labai jį mėgsta, nekandžioja beveik.